Labą dieną, mėly mūsų grupės žiūrovai, nariai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi turėdama ypatingą dieną, nes ir saulė laukia, tokia tikrai vasariškas oras ir du nuostabus stovyklautojai ir stovyklų organizatoriai pas mus, kurie tikrai pasidalins ne tik kaip smagiai vaikai leidžia laiką pas juos, bet turbūt ir labai praktiniais patarimais, ką mes galime gauti būnant stovykloje, ką vaikai gauna, ką tėvai gauna. Na ir begalę klausimų padiskutuosime. Tai gal pakviesiu prisistatyti truputėlį. Tai sveiki visi, ačiū Ieva už pakvietimą. Mes esam Vaida ir Giedrius, namuose tai šeima, pora, bet veikloje vaikų sporto įkūrėjai, du vedliai, du organizatoriai, žodžiu, du viename. Vaikų sporto veikloje organizuojam renginius, aktyvius renginius, organizuojam treniruotės, organizuojam stovyklas, keliones vaikams ir paaugliams, tam esam jau virš 11 metų. Giedrius su 17 plus metų patirtim kaip pedagogas darbuojasi, mes kartu poroje kaip vaikų sporto įkūrėjai jau 11 metus veiklos skaičiuojam. Tai gal trumpai tiek, gal Giedrius kažką nori pridurt? Tai dirbam su vaikais stovyklose ir ne tik, vedam įvairias treniruotės nuo pat metų, nuo 2 metų ir kai vaikai užauga, jie atvažiuoja pas mus į stovyklas. Tai auginamės vaikus nuo pat mažens. O, kaip įdomu, tai vadinasi, vaikai grįžta ir grįžta. Taip, ta tendencija yra, kad jie ir grįžta, ir tada ir draugus pasikviečia, ir pusbrolius, ir pusseseres, ir stovyklas išbando skirtingas, kadangi skirtingose miestuose organizuojam. Tai tikrai yra galimybė, žodžiu, sportuoti ir tęsti, ir aktyviai stovyklauti, ir bendrauti, ir draugauti toliau. Okay. Matau, kad turime trupučiuką žiūrovų, tai aš pakviesiu, kam kyla dar klausimų, rašyti, seku komentarus ir pamatysiu, jeigu bus papildomų klausimų. Pasmalsausiu, jeigu pas jūs vaikai jau grįžta ir grįžta, jie greičiausiai auga kaip asmenybės pas jūs tada. Kaip jiems sekasi augti? Tai nežinau, kaip čia tai apibūdint geriau, bet iš esmės stovyklose vaikai bendrauja ir tai yra aplinka, kurioje jie gali patirti ir naujas veiklas, ir naujas draugystės. Ir mes labiausiai akcentuojame tai, kad vaikai gyvam bendravime yra, kad jie būna čia ir dabar. Pas mus stovyklose nėra išmaniųjų renginių, jų ir nereikia, nes yra daug veiklos. Ir jie tiesiog bendrauja, kuria ryšius, patiria įvairias emocijas, taip kaip ir gyvenime, taip ir stovyklai, sprendžiam situacijas, būnam kartu, palaikom, priimam tuos vaikus, tai jie mokosi, jie patiria, jie dalyvauja ir per tą įsitraukimą kuria tas patirtis. Kuria geras patirtis, sprendžiasi tam tikros situacijos, kaip susidraugauti, kaip vienam kažkokiam namelį apsigyventi, kaip susitarti dėl taisyklių, dėl dalykų, nes tai yra tikrai susirenka vaikai, kurie auga šeimose ir vienturčiai, kurie turi brolių, seserų ir reikia išspręsti tas situacijas, tokias kasdieniškas, bet iš to ir susideda visas smagumas, nes čia gali atvažiuoti visai nieko nepažinodamas ir taip tikrai labai dažnai būna, nors tėvai nerimauja. Bet būna ir taip, kad atvyksta ir vienas ir išvyksta jau turėdamas draugų iš kito miesto ir vėl susitinka stovyklos arba susirašinėja vėliau, tėvai dalinasi. Tai tu ir draugų susirandi ir pabendrauji ir tu pats paaugi iš esmės, nes tu jau tikrai negrįžti toks pats, nes tu grįžti savarankiškesnis, tu grįžti patyręs tam tikrų dalykų, išmokęs kažko naujo, galų gale be tėvų pabuvęs ir pasirūpinęs iš dalies savimi, gal net ir draugų šalia savęs, empatiškai padėjęs kažkam ir panašiai, tai tos patirtys jos tikrai augina. O tiesiog minite stovyklos, kad nameliuose gyvena. Kažkaip ir nepaklausiau, o kur jūsų stovyklos fiziškai vyksta? Turim dienos stovyklą Vilniuje, kur vaikai stovyklauja nuo 7 metų iki 13, 12, tai yra aktyvios dienos, 5 aktyvios dienos, kada Vilniuje tėvai atveža Vilniuje
mes juos priimam ir tada visą dieną aktyviai žaidžiam, žygiuojam, bendraujam, važiuojam prie žaliųjų ežerų įprastai, važiuojam į Trakus vieną dieną, patiriame edukacijas, turim pačias veiklas, turim pramogas, kurias užsakom, tai vaikai kaip ir būna mieste, bet gryname ore visą laiką, nes tikrai daug žalių zonų Vilniuje ir tarsi tėvam nereikia išvykti be nakvynės stovyklos, bet patogu, kad čia ir dabar jau užimti, daug gryname ore. O kituose miestuose tai turim Dzūkijoje, Dauguose prie ežero, iš kur esam Dzūkijos abudu kilę Giedrius iš Daugų, tada prie jūros Karklėje stovyklaujam ir paauglius nuo 13 metų vežamės į kalnus, šiais metais į Norvegiją. Tai tokios lokacijos labai skirtingos. Ir čia pat mieste Vilniuje, ir prie ežero, ir prie jūros, ir kalnuose jau didesniem, kur norisi kažkokių kitokių patirčių ir iššūkių. Tai taip trumpai. O kokio dydžio grupės pas jūs tada būna? Kaip jūs čia pagal amžių paskirstote greičiausiai? Iš esmės pas mus stovyklauja vaikai su nakvynė nuo 7 metų iki 13 metų. Nuo 13, kaip ir minėjau, jau yra tas įdomesnis formatas išvažiuojamasis dažniausiai užsienį. O tie vaikučiai, kurie dienos veiklose dalyvauja, pavyzdžiui, Karklėj turim galimybę, tai priimam vaikus ir nuo 5 metų. Jie dalyvauja dienos veiklose, dažnai tėvai įsikuria šalia, prie jūros dirba arba ilsisi, vaikai užimti nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Tai nuo 5 iki 7 metų jie dalyvauja veiklose, o jau keliaujant pamiegot, pailsėti su tėvais. O įprastai tai su nakvynė dalyvauja nuo 7 metų. Ir dienos veiklose, ir Vilniuje, ir su nakvynė ten, kur mes jau įsikūrėm, tai nuo 7 metų, tam, kad ir vaikam jau būtų drąsiau, ir tėvam, tiesiog jau tas amžius, kai vaikai jau ir mokyklinio amžius iš esmės yra nuo 7. Tai tikrai pagal amžių, bet iš esmės būna, kad, pavyzdžiui, būna ir broliai, ir sesės, kas tėvam yra saugiau atrodo išleidžia 7-metę, pavyzdžiui, seserį ir brolį 11 metų. Čia kaip pavyzdžiui, ne? Ir tada atrodo kaip ir skirtingo amžius, bet pas mus stovykloje tikrai susirenka ir jaunesni, ir vyresni. Tai tikrai vienas dalykas, kad gali šiek tiek vieni kitus ir pagloboti, ir ten būna pusseserės, sesės ar draugai, bet tuo pačiu ir veiklos yra šiek tiek pagal amžių paskirstytos. Pavyzdžiui, Karklėj turim veiklas aktyves ir turim dailės edukaciją, neuroedukaciją. Tai jie pagal amžių šiek tiek pasigrupuoja, pasižiūrim, kokie vaikai susirenka, visada labai individualiai. O grupė šiaip stovyklautojų, tai yra dienos stovykloje apie 20 vaikų, o su nakvynė yra iki 30, iki 35 vaikų. Tai tikrai grupės yra nedidelės tam, kad būtų individualus dėmesys ir tiesiog, kad galėtumėm pasirūpinti vaikais ir su jais ir pabendrauti, ir kad tarp jų mažiau konfliktų kilų, kuo mažesnė grupė, tuo daugiau dėmesio kiekvienam, taip tariant. Ir jūs dviese tos visus vaikus prižiūrite? Iš esmės būna, žinokit, mes tai dirbam mūsų stovyklose visada, bet yra ir samdomų trenerių komandos, kurie kasmet mums padeda, yra savanorių, kurie jau ne vienus metus mums padeda, tai auga praktiškai karta ir paauglių, kurie su mumis stovyklauja ir po to savanoriauja. Bet iš esmės turime mes ir žmonių, ir trenerių, ir vadovų, kurie su mumis kartu darbuojasi jau ne vienerius metus. Tai mes visada, bet dar ir kiti žmonės šalia irgi. Supratau. O ką patartumėt tėvams, kurie svarsto? Leisti tą vaiką į stovyklą, neleisti, vaikas niekada nebuvo, jis nenori važiuoti ir taip ir kažkaip ir nedrąsu tada išleisti, jeigu niekur neteko pabuvoti. Apskritai tos stovyklos reikalingos ar nereikalingos vaikams? Giedriu, tu dirbi su vaikais ne tik stovyklose, o ir mokykloje. Tai ar reikia vaikams vasarą užimtumo, ar reikia... Ko reikia iš tikrųjų? Aš tai galvoju, visko reikia, bet... Tai visko reikia. Reikia ir laiko su tėvais, ir laiko su draugais, ir laisvo laiko. Tai yra 3 dalykai, kurie vasarą. Ir džiaugtis visokiam veiklomis vasarą, aktyviomis, aišku, patartina. Tai aš manau, kad stovyklos yra reikalingos. Reikalingos kažką sužinoti, kažką patirti ir susirasti naujų draugų. Bei su draugais nuvažiuoti, praleisti laiką. Iš tikrųjų erdvė, kurioje gali būti užimti, dalyvauti, įsitraukti, patirtas emocijas, nes mes patys esam tėvai ir irgi turim 3 vaikus. Tai jeigu mes vaikų netraukiam, tai mūsų vaikai nuo mažens tikrai daug mes sportuojam, žygiuojam, dviračiais važiuojam, bet jau, pavyzdžiui, paauglius, nors jie yra abudu futbolą žaidžiantys aktyvus, bet kartais tikrai jau reikia einam pasivaikščioti, važiuojam dviračiais, iš tikrųjų nori kartais ir patingėti ir gali suprasti, nes mums visiems ir to šiek tiek poilsio reikia. Tai iš tikrųjų vaikus reikia
traukti į veiklas aktyvias, kalbinti per savo pavyzdį ir tėvai mes tikrai visą vasarą negalim jų užimti, nes, dirbant įprastą ofise darbą, tarkim, tikrai neturi galimybės dirbti, gal dabar ir sodyboje tėvai kartais dirbia, bet vėlgi dienos bėgi vis tiek tu dirbi, tai tada vakare gali ten pasivažinėti, pabendrauti. Iš esmės tam, kad vaikai nepraleistų prie ekranų, kad netūnotų kažkur, o būtų grynam ore, bendrautų, draugautų, mes tą erdvę sukuriam. Priorganizuojam daug veiklų, pramogų, kad vaikam būtų smagu, kad jie patirtų tikrai smagias, aktyves dienas, kad jie maudytųsi, žaistų, bendrautų, kad tiesiog tą džiugesį tokį vasaros, tokį patyrimą turėtų. Tai tą mes norim organizuoti. Ir mes su stovyklų, žinot, neorganizuojam, mes nedarom jų 10 pamainų. Mes turim vieną stovyklą Vilniuje, vieną stovyklą Dauguose, vieną Karklėje ir vieną Kalnuose. Tai vadinasi, tiesiog tam, kam norisi vienokio ar kitokio patyrimo, būna klientai pastovyklavę prie jūros arba pradeda nuo Daugų labai dažnai, nes Daugai yra mūsų viena iš populiariausių stovyklų nuo pat veiklos pradžios, ten ir pradėjom su stovyklom dirbti. Tai iš tikrųjų būna, kad keičia, tada kažkur kitur padalyvauja, užauga galų gale. Tai tikrai mes kviečiam bent į vieną stovyklą. Tėvai, aišku, sprendžia. Galbūt vaikai dailę nori sudalyvauti, gal kažkas šoka, gal kažkas sportuoja, natūralu kažkokią veiklą pasirenka. Pas mus iš esmės gali tiesiog ir pajudėti daug, bet ir pabendrauti, ir dailės terapijos, tarkim, prie jūros turim. Dauguose mes daug pramogų turim, nes ten tiesiog yra ir laivas, jūros ir baidarės, ir daug veiklų, kurias gali patirti ir nebūtinai tėvai jas gali suorganizuoti. Ir labai smagu, jeigu ir su tėvais plauks darys ir panašiai, bet tikrai ne visą vasarą tą gali padaryti. Mes tarsi tada pakeičiam tėvus ir galim pasirūpinti jūsų vaikais, nes iš tikrųjų jais stovyklose pasirūpinam taip kaip savo. Tikrai, nes tiesiog toks požiūris, kad norisi, kad iš tikrųjų taip darom, kad norėtumėm, kad ir mūsų vaikais taip pasirūpintų, tai taip nuoširdžiai ir pasistengiam dėl jų. Taip gražiai klausyti, iš tikrųjų, man net piešinukai dėliojasi, kaip tie vaikai smagiai leidžia tą laiką jūsų stovyklose. O yra kita pusė, iššūkiai, su kuriais jie susiduria. Tai nežinau, gal Giedrius ar jūs, Vaida, kažkurį pasisakysit, kaip čia su tais iššūkiais, kaip tvarkotės, kokiais vaikais susiduria iššūkiais, ką jūs darot. Nes juk jeigu ypač pirmą kartą važiuoji, nedrąsu, neramu, tai ir mamos pasiilgsta tie vaikai. Tai pasidalinkit šitą, prašau, patirtim. Tai turbūt sunkiausia su iššūkiais, tai kai pirmą kartą vaikai atvyksta į stovyklas ir pasiilgsta mamos, tai dažniausiai būna 3 diena. Dažniausiai, tai, kartais būna ir 2, bet iš patirties 3, 4 diena. Stengiamės tuos vaikus užimti, maksimaliai užimti, tarkim, kad negalvotų apie tėvus, bet visada ateina vakaras. O vakaras, kai ateina, mes jau galvot pradėjome apie tėvus. Tai būnam šalia, visada šalia to vaiko, stengiamės netgi užmigdyti vaiką, kad jis jaustųsi saugiai. Na ir taip prabūnam tą stovyklą. Praleidžiam tiesiog. Tai daug dėmesio skiriam tam vaikui ar vaikams, kurie pirmą kartą. Vaikai atvyksta kartais ir su tam tikrais sutrikimais, tarkim, kažkokio bendravimo ar elgesio sutrikimais. Ir visada aš buvau ir esu tos pačios nuomonės. Tai yra, aišku, pirmiausia, tai man yra sunkiau dirbti. Bet kiekvienas vaikas turi dalyvauti stovykloje ir mokytis bendrauti ir elgtis tinkamai. Tai aš manau, niekada aš tų vaikų neatsisakau tose stovyklose, tikrai 1-2 būna. Ir tų iššūkių tikrai yra daug su vaikais, bet sprendžiam dėl vaiko. Kažkaip net čiurpas perėjo per kūną jūsų beklausant iš tikrųjų, nes tikrai įsivaizduoju jūs, kokius iššūkius lygiai taip pat patirėte. Kiekvieną kartą skirtingi vaikai. Jo, bet žinokit, ir transformacijos vyksta, nesumeluosiu, neįvardinsiu vardais, bet buvę yra, kad ir atvažiuoja vaikai ir po to brolis pasidalina, ar ten tėvai telefonu, kad taip, vaikas turi tam tikrą emocinį, galbūt tokį labai prisirišimą stiprų ir dabar bus sunku ir tėvai tikrai neatvažiuos. Ir, pavyzdžiui, stovyklos tos metu, tada atsimenu, Giedrius paėmė tą vaiką savo kaip į pagalbininką, kažkaip užėmė tą jo erdvę, kurioje jam tas liūdesys buvo toksai stiprus. Ir tada jis įvažiavo ten su Giedriumi ir papildomo inventoriaus ir dar kažką, tada jis kažkaip persiorientavo tas vaikutis, kad ar Giedrius tu nukreipė jį, kad jisai mažesnės mergaitės truputį paglobojo. Tada buvo dailės terapijos, kažkaip tiek išpiešė ir, žinokit, stovyklos pabaigoje, jis man pačiai šiurpas, iš tikrųjų, žinokit, eina prisiminus tą situaciją, nes iš tikrųjų jisai pasikeitė ir jo elgesys ir kaip jisai kalbėjo, ir kaip jisai džiaugiasi, ir kaip jisai išpiešė viską. Ir kaip jisai, jis rado savo
kažkokią poziciją netgi talkino Giedriui ir jisai tikrai pasikeitė ir tas brolis šalia irgi iš tikrųjų labai išgyveno ir brolis pradėjo šypsotis, nes broliui buvo labai sunku, kad tai broliui sunku. Nu tai va, tai kažkaip tų, žinokit, patirčių yra įvairių. Mūsų draugų, pavyzdžiui, vaikas yra hiperaktyvus, jisai nuo pat mažiuko mūsų stovyklose dalyvavo. Nu tikrai tėvai, tikiu nesupyks, nes galbūt įkvėps kažką kitą irgi pabandyti, pasitikėti, kad kažkas jų vaikų gali pasirūpinti, nes jų vaiką kartais iš stovyklų išprašydavo. Jisai pas mus dalyvaudavo ir ne vienus metus ir liūdėjo, kad išaugo tą jau daugų amžiaus kategoriją ir nebegali važiuoti. Nu, po to į kalnus su mum važiavo, tai iš tikrųjų nereikia baimintis, kad vaikas galbūt turi kažkokį sutrikimą, nes tikrai pas mūsų dalyvauja tokie vaikai, mes juos priimam, kadangi grupės yra nedidelės, mes dirbam patys, tikrai labai empatiškai, rūpinamės, priimam vaikus tokie, kokie yra ir stengiamės jais pasirūpinti ir kaip Giedrius sako, mes tikrai neišprašym nei vieno, tėvai atsiklausia, mes sutinkam, kad galim priimti vaiką ir mes irgi matom tame prasme, nes kiti vaikai irgi mokosi to priėmimo. Kad kitas žmogus gali būti kitoks, jisai gali ir ar keiščiau elgtis, ar kitaip elgtis, bet jisai irgi turi teisę į tą tokį patyrimą, į tą emociją, į tą pramogą, į tą buvimą prie jūros ar kažkokią veiklą. Nu, norim, kad tie vaikai neišskirtų ir kad jie irgi turėtų tokią galimybę. Tai kažkaip tos vertybės tokios, kad tiesiog rūpintis tais vaikais, sukurti saugią erdvę, patirti, bendrauti, išdrįsti kažką išbandyti ir saugiai pabūti ir kad tėvai iš tikrųjų, kurie pažįsta, kurie pabando, tiesiog jie pasitikė ir kartais netgi pergyvena, nes nerais be telefonų stovyklas, bet kuriais leidžiam pasiskambinti tėvam, pasikalbėti. Tai kai kurie tėvai pergyvena, kodėl man vaikai neskambina, ypač jau ten pažįstami, kurie išdrįsta, sako, kodėl neskambina. Tai mes sakau, paprašom, kad skambintų, bet jie neturi kada, jie tiek užsiėmė, jie tiek įsitraukia, tai kartais tėvai labiau pergyvena, vaikai kai įsitraukia, visai, paaišku, būna. Būna, kad kai kuriem norisi išgirsti mamos balsą, o tada susigraudina, bet tai yra taip normalu. O būna, kad praeina kažkokia veikla, Giedrius sako, tai žinai, gal po to paskambinsim. Ir ten pradalyvauja viską ir čia kita emocija jau, nes kažkurioje vietoje norėjai kalbėti, jau čia ir graudulys, o po to kažkaip užžaidimo, ir tada paskatau, dabar neturiu laiko, nes iš vis dabar smagu, dabar mes lekiam, dabar žygis, dabar futbolas, dabar maudytis. Tai iš tikrųjų ir namie mes patirim tas emocijas, čia pat stiprias emocijas visokias, tai stovyklo lygiai taip pat vyksta tas tikras gyvenimas, tik tiek, kad mes stengiamės taip kaip tėvai empatiškai tais vaikais pasirūpinti, kartais net ir labiau nei savo vaiku, ne, nes juk tai yra kitas vaikas, kur tu, tiesiog norisi, kad jis jaukiai ir gerai jaustųsi. O kaip atsakykit su tuo telefonu, kai sakot paskambinti, ar buvo kada tokių situacijų, kai būna, kad tėvai sako, tu važiuok, bet jeigu tau bus labai blogai, tu paskambink ir aš atvažiuosiu iš karto tavęs pasiimti. Geriau papasakok tą situaciją dauguose. Nelabai, kaip būdavo, taip, tai buvo turbūt greičiausiai, kada norėjau pasimti, tai nežinau, valandos bėgė gal. Tiesiog. Valandos? Jo, taip, dar mama net nebuvo turbūt Vilniuje, jau skambino man, kad jau gal atvažiuoja pasimti, nes vaikas jau nori. Tai nuramino mamą ir viskas tvarkoja, vaikas išbuvo visą stovyklą. Ir dar kitais metais. Ir po to ir brolis atvažiavo ir draugai. Tai iš tikrųjų tokia pirma emocija buvo, svarbu irgi nepasiduoti, nes tėvai mes irgi jautriai reaguojam. Tai jeigu vaikas ten judėtų ar kažką, mes norėtumėm lėkti, bet Giedrius sustabdė, sako, tikrai neskubėkit, jūs leiskite jam patirti, pabendrauti, pamatyti, ką mes čia veiksim. Nes gal tokia pirma, gal nepažįstami vaikai kambarį, tai reikia irgi susitraugauti ir tiesiog tai yra procesas. Tai teisingai suprantu, kad jeigu vyksta stovykla ir kažkas tai sako, aš labai noriu namo, viskas nebegaliu, vakare paskambinsiu mamai, pasakysiu, kad manęs atvažiuotų, jam po poros valandų gali kardinaliai pasikeisti nuotaika ir jis gali nebenorėti važiuoti, ar ne? Bet iš esmės, kad tai pasimtų, tai nebuvo pas mus. Kad taip, čia tas atvejis buvo, aš tiesiog prisimenu labai ryškiai, nes labai greit paskambino, kažkaip susiskambino ir paprašė ir jau mama buvo pasiryžus pasimti, bet Giedrius nuramino ir tikrai vaikai viskas buvo gerai, visą stovyklą, bet taip, kad pasimtų vaikus, ne. Taip nebuvo iš tikrųjų, kad truputį gal liūdesėlio kažkokio gali būti, normalu, plus vaikai, mes kaip ir suaugę, jautresni ar mažiau jautresni, tai normalu. Bet taip, kad iš tikrųjų labai stengiamės užimti vaikus, jie net ir to laisvo laiko atvirai, kartais jeigu mato, kad vaikų daugiau jautresnių Giedrius yra, tai jis to laisvo laiko net mažiau. Tada einam maudytis, einam dar kažką veikti, kad nebūtų to laiko tam liūdesėliui, tiesiog maksimaliai užimti. Tai kadangi be telefonų stovyklaujam, tai tas laisvas laikas kažkas knygą paskaito, kažkas ten su Lego pažaidžia ramia akimirka, kažkas tiesiog kažką kambarį būna, ten vaikai ir muzikos susileidžia ir kūrybiškai kažką veikia, smagu žiūrėti, bet būna visokių tokių
akimirkų tai Giedrius labai stebi. Nu, sakau, Giedrius, nes jis kaip ir pagrindinis vadovas mūsų stovyklose. Ir tada ir taip ir reaguoja, tas veiklas keitalioja, keičia, jeigu tik reikia, jeigu tik mato, kad reikia. Bet taip, kad, nu, kad labai masiškai liūdėtų vaikai tikrai nėra, nes labai linksmai stengiamės stovyklaut. Kažkaip tas liūdėsėlis kažkoks dėl nuovargio, bet, nu, vakare irgi būna pavargę greit ir užmiega iš esmės. Daug veiklų, daug grinoro. Minėjot apie, sakykime, kad įsileidžiate ir, sakykime, hiperaktyvių vaikų ar kitokių vaikų. Įsivaizduoju, kad, na, kaip ir mokyklose, turbūt konfliktinių situacijų tarp vaikų būna ir visko jų būna. Kaip jūs sprendžiate jas? Kaip ir mokykloje, pokalbio būdu. Žinot, kaip mokyklai būna, kad ir tėvus iškviečia į mokyklą ir paskambina visai čia. Tai jau kita. Tikrai stengiuosi tėvų netrukdyti. Tai yra, na, tiesiog nuotoliu nelabai ir matau prasmės trukdyti tėvų, nes nu ką jie pasikalbės. Realiai reaguoju situaciją, kokia jinai yra ir tada taip sprendžiam. Pokalbio metu, na, komandiniu žaidimu, na, įvairiausių dalykų yra. Tai įvairiausių būdų, tiksliau, nedalykų. Būdų yra kaip įspręsti. Bet tėvų netrukdau. Ta savaitę stengiuosi, kad tėvai pailsėtų. Bet iš tikrųjų, ką galiu tik patvirtinti, kad Giedrius labai kuria ryšį su vaikais, ne tik, kad yra taisyklės, ne tik, kad ten, nu, yra tikrai tos taisyklės labai aiškios, jos yra ir pirmą dieną mes jas ir sutartį būna, ir po to mes aptariam su vaikais jas, bet iš tikrųjų, kai kuri tu ryšį, tai tie vaikai, nu, kaip jaučia autoritetą ir tu gebi tada jiem padėti ir išspręsti tarpusavio problemas, nes, nu, tu nesmerki, bet tu iš esmės nori, kad jie ir susitartų ir tokiam esi draugiškam santykiui su tuo vaiku, ne iš aukšto kažkur, bet iš to, kad, nu, tu esi vadovas, tu privalai ir klausyti, bet ir kito neįžeisti, nu, ir kalbamės apie tas situacijas ir susidėlioja kažkaip. Aišku, visko, kaip ir gyvenimo, kaip ir mokykloje, vyksta dalykai, tai būna taip, kad labai jokių iš vis konfliktų nebūna, tikrai būna labai skirtingos grupės, žinot, priklauso, kaip susirenka, kaip nusiteikia, kaip vaikai, kaip ir visur, kaip ir bendradarbiai, nebūna gyvi, labai gražiai, kiti biolaukai nesueina, tai sprendžiam ir kažkaip su tais vaikais susitarėm. Liuksas, o kokių vertybių jūs mokinat? Vis tiek kažko tai mokinat stovykloje, kada tas vaikas paskui gali tos įgūdžius jau galbūt net ir pritaikyti savo kasdieniniam gyvenime, bet toks iš vertybinių pusių daugiau. Taip, iš tikrųjų bazinės tos vertybės tai pas mus yra, kad bendravimas, gyvas bendravimas, ryšio kūrimas, pagarba. Mes per tą judėjimą rodom, kad galima ir būti užimtam, ir įsitraukti, ir kurti ryšį. Tai, sakyčiau, tas buvimas gamtoje, bendravimas, ryšio kūrimas, pagarba vienas kitam. Nes tikrai ir žiūrim, kaip vaikai bendrauja ir kaip kalba, jeigu, aišku, galim kažko ir negirdėti, jeigu tai vyksta ne prie vadovų, bet stengiamės, kad vaikai būtų saugioje erdvėje ir pasisakyti vadovam, ir jaustis saugiai, ir tai toksai iš tikrųjų bendravimo, judėjimo, gamtos pažinimo ir pagarbos vienas kitam, aš gal tai bendrai labai vardinčiau. Nežinau, Giedriau, gal tu dar turi ką pridėti? Na, kad svarbu yra judesys, sportas ir sveikata. Tai yra vienas pagrindinių dalykų, tai yra sveikata. Kai aš sakau, kad matematika irgi svarbu, bet fizinis ugdymas yra dar svarbiau, nes tai yra mūsų sveikata. O kaip, pavyzdžiui, būna, kad, mano vaikui tai nepatinka sportuoti, jisai toks mėgstantis ramiau, jis geriau menas, ką nors papiešti. Ir dabar mūsų klauso ir galvoja, oi ne, ten daug visko vyksta, aš turbūt nenorėsiu leisti savo vaiko, mano ramesnis vaikas. Bet turbūt, kai ateina ir tokių ir itin sportiškų vaikų, ir tas turbūt, kuris visus metus skaito knygas, vadovėlius, jis fizinio aktyvumo neturi. Kaip jūs suderinat tuos visus dalykus? Ir mūsų tikslas yra toks suderinti, ne tik yra tos pagrindinės sporto šakos, bet yra įvairių sporto šakų. Tai yra jos yra ir individualios sporto šakos, yra ir netradicinės sporto šakos. Nu, ir stengiamės pateikti tas per tą savaitę, per tas 7 dienas, pateikti tas visas sporto šakas. Ir tikrai atsiranda sporto šaka, kuri tau patinka. Tai yra
Ne tik pritaikomi sportas, individualiai. žaidimai, Ne tai tik iš sportas, esmės taip kaip ir per žaidimą. kad vaikai iš esmės viskas pas mus, bet tai nėra sporto šaka, kad va, čia dabar mesim ietį ten dar kažką, tai yra viskas Taip. per žaidimą, per gerą emociją. Dažniausiai, jeigu vaikai su sportu susidara ar mokykla, ar kažkur kitur, kaip koks drausminimo, čia taip, taip, tai čia su vaikais taip, ne, tu turi juos apžaisti, tai jie turi patirti gerą emociją, jiems yra, kaip tu gali susipažinti ir tu gali išbandyti ir tau pavyks ir čia yra palaikymo erdvė. Kitas dalykas pas mus tikrai, va, kaip minėjai, Ieva, atvažiuoja visokie vaikai ir atvažiuoja tikrai ir ramūs vaikai ir tikrai ne jokie ten vien tik futbolininkai ar krepšininkai ir panašiai. Mes iš tikrųjų net ir taip nekomunikuojam. Tai yra aktyvi stovykla, buvimo daug gryname ore, daug veiklų, daug žaidimų, daug galimybės susipažinti su įvairiom sporto šakom, lengvai, be streso, su gera emocija, bet nereikia būti kažkokiu tikrai labai fiziškai aktyviu, kad tu galėtum dalyvauti. Ir mūsų klientų, mūsų vaikų pavyzdžiai dalyvių tikrai tą įrodo. Gali būti ramesnio būdo, gali nebūtinai būti labai sportiškas ar labai ten orientuotis į kažkokią konkrečią šaką, nes aišku, atsiras norinčių futbolą ten palošti, tai bus grupelė, bet tada kažkas tinklinį, kažkas žaidimą, kažkas raketėm pasimušinės. Tikrai yra bendrų veiklų, bet yra tokių, kur mes labai individualiai galim, kas kam įdomu, o galų galiai, jeigu tu nori per laisvą laiką, kažkas nueis vėl futbolą žaisti, o kažkas knygą paskaitys ir viskas yra gerai. Ir tas rami akimirka kiekvienam, kaip žmogus ilsis irgi labai skirtingai. Tai tikrai nėra orientuoti į kažkokius labai fiziškai aktyvius vaikus, į bet kurį vaiką, kuris gali judėti, bendrauti, patirti, žygiuoti pajūry, nueiti prie Olando kepurės. Tikrai gali bet kuris vaikas, dar kartu su draugais bendraujant, juokaujant, žaidžiant ir panašiai. Tai tikrai kiekvienam vaikui gali tai būti galimybė sudalyvauti. Nereiktų stresuoti dėl fizinio aktyvumo, kad ten per didelis būtų. Vakariniai šokiai paaugliams ar yra organizuojami? Vakarais mes iš tikrųjų turim įvairias veiklas, kurias savanorės mūsų veda. Tai būna, kad ir pašoka, ir pavaidina, renkasi, ką jie nori, kokį savo talentą parodyti. Kažkas suka kubiką, rubiką, kažkas šoka, kažkas gal balerina yra. Tikrai atvažiuoja pas mus vaikai, kurie tikrai ir šokėjai, ir sportininkai, ir plaukikai, ir lengva atletika, ir dar kažką lanko. Tai rodo savo talentus. Būna ir muzikos kažkokie, kaip nėra tai kažkoks kaip masis, kad ten diskotekos, bet vakarais mes ir su vaikais ir pasitarė. Būna ir filmo seansai, kai jie sukrita, visi žiūri filmą, būna ir veiklos, kuriuose ir pašoka, ir padainuoja, ir gali talentą parodyti, ir kūrybiškai, ir grupėm, ir aptarimai, ir visa kita. Tai tų veiklų yra įvairovė, bet iš tikrųjų mes labai dar ir su vaikais pasitarė momentais, ko labiau norit. Gal norit to, gal norit, ne, norim filmo. Nu tai iš tikrųjų vėlai vakare pasižiūrim ir tą filmą ir tikrai labai jaukiai vaikai sukrenta, geriam kakavą, valgom sausainius pavakariams ir tiesiog taip pajaučiam, ko tiem vaikam norisi. O visko turim ir kolonėlę visada turim ir viską pasiruošę, žodžiu. O galit pasidalinti kokią nors pačiais įsimintiniausią akimirką iš savo stovyklų? Viena akimirka, kaip tik sakėt, ta, kur mama paskambino po valandos, kad atvažiuoja pasiimti, bet turbūt tikiu, kad ir kokių nors linksmų labai akimirkų turit. Daug tų akimirkų, iš tikrųjų stovyklų labai daug, nes jau 9 sezoną organizuojam. Nežinau, gal smagiausios tai tos akimirkos. Nežinau, mes iš tikrųjų gale turim tradiciją dėkoti, ypač Karklei, nes visada turim ten savanorių, nes prie jūros tikrai daug dėmesio saugumui ir šiaip grupelėm, kad veiklas paskirstom, nes ir dailės edukacijas turim ir aktyves veiklas. Tai turim savanorių būrį, tai kažkaip tas padėkojimas visada būna ir tie apsikabinimai tokie bendri, toks jau būna visi susibendravę, susidraugavę, arba veiklose kažkur tu matai, kad jau jie ir apsikabina, ir draugauja, ir su vadovais. Tai tos jaukios tokios akimirkos, tai aš kaip moteris taip sakau, nežinau, kas Giedriui labiausiai, gal kai užsidega vaikų akys, sakyčiau, kuriem gal ir neįdomu kažkas atrodo, bet ir dalyvauja, ir azartas, ir bendrauja, ir vienas kitą palaiko, pavyzdžiui, per talentus. Tikrai tų emocijų įvairių ir laivu dauguose plaukiant, kai ten vaikai šokinėja ir sako, žinot, mum tai tėvai neleistų. O Giedrius leidžia, sako, gal ne viską ir nusiųsim tėvam. Ta prasme, kad patiria tokių dalykų, kur gal tėvai ir tam, ne, bet o mes saugiai, bet leidžiam patirti. Tai va čia irgi ir vaikai tikrai džiaugiasi ir tos kartais ir pafilmuojam, tos emocijos tokios stipresnės. Tai šiaip smagu, kai vaikai džiaugiasi, dalyvauja, kai jie maudosi, kai jie draugauja, nežinau, Giedriau. Pritariu viską. Kažkaip čia daug tų, žinot, šiaip tai tų emocijų ir tų užfiksuotų akimirkų yra labai daug ir
džiaugiamės, kai grįžta vaikai, grįžta su sesėm, grįžta su jaunesnėm sesėm, kurios gal nedrįso apskritai niekur dalyvauti, grįžta su draugais, grįžta su klasiokais, dabar vėl prie jūros mergaitė viena visą savo kompaniją ir ne viena renka ir draugus kalbinasi, nes taigi ten taip smagu, arba dar pasidalinsiu vienu pavyzdžiu, kai iš Alytaus mūsų bičiulių šeima jau labai daug, gal 4 sezoną dalyvauja ir mergaitė, kuri kalbina savo draugus ir kurie nedrįsta, sako, tai ko tu pergyveni, tai pažiūrėk, aš jau 4 metais važiuosiu, tai jeigu ten būtų blogai ar kažkas negerai, tai ašgi nevažiuočiau, važiuojam, pamatysi, kaip bus smagu. Tai va čia tokios tikri mūsų ambasadoriai, vaikai, mamos, kurie jau pradeda kviesti, nes jie patyrė, kaip visa vyksta. Jie pasitikė, jie kviečia kitus ir patirti ir dalyvauti. Tai galbūt čia stipriausia kažkaip. O tų emocijų, tų akimirkų tikrai jų tokių užfiksuotų yra labai daug. Kelios iš jų gal taip ryškiausiai ir paminėjau. O paklausiu dabar labai asmeniškai jūsų, ką jums, kiekvienam duoda tas vaikų virsmas. Atvažiuoja grupė, po 7 dienų išvažiuoja. Jūs kaip mylėtojai tos savaitės, kur buvot ir mamos, ir tėčiai, ir draugai, ką jūs patiriat? Tai aš tik kaip ilgametė ir skautė ir po visų tų patyrimų, tai tikrai visi susidraugauja, išsiskirti nėra lengva ir kaip būni kaip viena šeima, tai po to tokios emocijos yra ir nuovargio, ir vaikams, ir vadovams, bet šiaip nėra paprastai išsiskirti, norisi kažkaip dar apsikabinti, padėkoti vieni kitiem, o mes tai ką, prisipildė, grįžtam, dar po to reikia kurį laiką atsigauti, po visko, kas įvyko, emociškai, fiziškai. Ir dar kurį laiką tikrai galvojame apie tos vaikus, apie tas situacijas, taip lengvai nieks nesibaigia ir vaikai, ir tėveliai rašo atsiliepimus, ir vaikai dar dalinasi, po to matom, kad ir pradeda socialiniuose tinkluose mus sekti ir vaikai irgi palaikyti. Tai vyksta, žodžiu, transformacijos vaikam, patys augam, patys patiriam. Tai iš tikrųjų mes laimingi šitoje veikloje esam. Tai mums kiekviena ta stovyklautojų karta yra dar vienas stiprus patyrimas ir dar vienas įrodymas, kad darom tai, ką labai mylim ir kad tame yra daug prasmės. Vaida labai plačiai ir labai aiškiai, kažkaip ir Giedrius, tas, kuris turi tų iššūkių su vaikais prieiti. Aš manau, kad ten perliukų pas Giedrių galima surasti virsmuose. Taip, mano darbas yra dirbti su vaikais. Iš tikrųjų, tai dažniausiai ir bendrauju su vaikais, viską tą dirbu, tai tiek. Bet pačiam emocijos kokios būna, kaip Vaida paaiškino, pasakė ir noriu apkabinti ir pabūti ir dar pabendrauti. O čia, žinot, Vaida yra mama, mes visi turim tų. Tėčio neturim dabar šalia ko pakalbinti, tai bet tėtis sėdi, tai man iš vyriškos pusės būtų įdomu išgirsti. Aš net nežinau, man svarbiausia smagu žiūrėti vaikus, kurie juda ir šypsosi. Tai yra, sportuoja, linksmai leidžia laiką. Tai turbūt man iš kitos pusės taip pasižiūriu, kad svarbu, kad judėjimas yra pas vaikus. Vyriškai. Taip, ir trumpai. Iš tikrųjų, Giedrius ir nėra daugiakalbis, daug kalbantis, bet su vaikais, tai ką jis labiausiai daro, tai kai būna su vaikais ir tą darbą dirba, o visą tai kaip tą papasakota, kartais tų žodžių mažiau, bet tas tikras patyrimas pačioj stovykloje, nes Giedrius iš tikrųjų daug labai dėmesio duoda vaikams, su jais bendrauja, juos moka ir sudominti ir pakalbinti. O kaip jau ten tie patyrimai, kurie vyksta, tai, žinot, gal mes moterys vėl visą tai matom šiek tiek kitaip, tai vyrai trumpiau ir aiškiau. Giedriui, svarbu, kad jie sportavo, judėjo ir kad jiems smagiai laikas praėjo. Tas man irgi svarbu, bet mes dar emociškai, gal sakau, moteris dar daugiau dalykų įvardinam. Tai labai smagus toks geras balansas. Tai dabar tie, kas galbūt žiūri, galbūt dar žiūrės, jeigu nori ir sakė, noriu pabandyti čia jūsų stovyklą leisti vaiką. Kuriems reikia kreiptis? Iš tikrųjų, geriausiai eiti mūsų svetainę www.vaikusportas.lt. Ten yra stovyklų skiltis ir yra mūsų visos stovyklos. Tai tos minėtos 4 stovyklos Vilniuje, Dauguose, Karklėje ir Norvegijoje paaugliams.
ir ten yra ir informacija bazinė, ir kainos, ir registracija. Jeigu kyla klausimų, mūsų telefonai svetainės kontaktuose nurodyti, mes tikrai abudu prieinami, galim pakalbinti, atsakyti klausimus, nuraminti ir tikrai tų klausimų kyla begalės. Mes net iš savo pažįstamų tėvų rato, kurie sako, nu aš jau klausiu, jau nepyk Vaida, bet tikrai tų klausimų kyla, tai sakau, tikrai visi klausimai yra geri, nes tam, kad ramiai išleisti vaiką į stovyklą, tai tų klausimų kyla. Jeigu jų kyla, mes visada mielai atsakom telefonu, pasikalbam apie viską, kas rūpi tėvams. Paminėjo dar vaikų sportas, jūsų stovyklos, o kokios dar yra kitos veiklos, kurias jūs dar darote? Tai stovyklos tai yra vasaros pagrindinė mūsų stovyklos kaip veikla, o šiaip mes organizuojam treniruotės vaikams nuo 2 metų, ką minėjo Giedrius, mažiems vaikams, šiaip turim būrelis darželiuose privačiuose, daug darželių darbuojamės, bet turim grupelę, kur pirmadieniais Basanavičiaus gatvėj centre turim grupę ir tiems, kurie nori su mumis tiesiog pasportuoti, neturėdami darželį būrelio. Vedam asmeninės treniruotės, tai jau čia nepaisant amžiaus, kartais su mažiukais vaikais, kartais ir su paaugliais, ir jų atostogų metu užimtumo, ar tiesiog poreikis yra kažkokią sporto šaką labiau kartu pasportuoti, ar padelį, ar kažką išbandyti, ko tėvai ar neturi laiko, ar neturi galimybės kitos. Tai yra grupinės asmeninės treniruotės, bet su didesniais tai pagrindė yra stovyklos. Ir yra, su didesniais turiu omeny, nuo 7 metų būna, aišku, atveju, kai sportuojam ir su asmeniniam treniruotėm. Ir iš esmės būna žygiai, renginiai, tai yra gimtadieniai, klasių renginiai, kaip išleistuvės, kaip išvykos klasių. Tai mūsų tos paslaugos yra tiek bet kuriai šeimai, tiek bet kuriai bendruomeniai. Galim suorganizuoti renginį su tėvais vaikais, klasiai aktyvų renginį arba išvykstamai, arba tiesiog kaip kažkokią edukaciją, šventę, komandos ryšiams kurti. Tai vat pagrindinė treniruotės, renginiai ir stovyklos. Tai mūsų tokios pagrindinės paslaugos. Tai man labai malonu buvo su jumis susipažinti ir tikrai dar ir pati panagrinėsiu jūsų internetinį puslapį vaikusportas.lt, nes ir Facebook'e yra. Tai kviečiu dar pasinaudoti, vasarą tik prasidėjo, dar vaikai vargsta mokyklose ir tikrai nesuprantu, ką jie ten daro, kai trimestrai jau seniai išvesti, bet ateis ta diena, kada bus laisvė namie ir jie sugalvos, tai tikrai kviečiu žiūrovus prisijungti į vaikų sportą, pabendrauti arba su Vaida, arba su Giedriumi, užduoti klausimus ir papildyti stovyklų gretas, nes, kaip suprantu, jūsų stovyklose auga galbūt net ir sveiki, brandus, sąmoningi ir energingi vaikai. Pamatė tikrąją džiaugsmą šviesos ne prie ekrano, o už ekrano ir lango. Tai labai Jums dėkoju už pokalbį, už skirtą laiką, už galimybę Jūs susipažinti, pamatyti ir tikiuosi gal iki greito, gal net ir kokiuose stovyklose susitiksim. Ačiū. Ieva už kvietimą, tikrai labai smagu dalintis to, ko labiausiai tikim. Linkiam iš tiesų ir tau, ir visom šeimom gražios vasaros, daug laiko kartu su savo vaikais, o jeigu bus ta savaitė neužimta, tai ir sutampa datos, tai labai kviečiam pas mus. Būtinai, tikrai užeisiu, būsiu prie jūros, tai prasuksiu bent pasilabinti. Super, labai lauksim. Tai gerai, dėkui tada ir iki sekančių. Dėkui visam. Iki. Visam.